Savaitę vyko ir Ukmergės Šilo vidurinėje mokykloje, kur direktoriaus teigimu penktoką skutimosi peiliuku sužalojo septintokė. Jis pavydino tą mergaitę, berniukas Ilkšė. Tai jis įžeidė, jį pradėjo vytis. Berniukas įsigandęs, jis pradarė tualeto duris, įbėgo ir laikė duris. Jinai prastūmė duris, kadangi jinai stipresnė už tą penktokėlį. Ir nematydama, pakankamai gerai brėžė su tuo peiliuku jam, kur pakliūna šiuo atveju. Ačiū Dievui, kad pakliuvo į skruostą, o ne žemiau, kur yra bėgo arterijos. Visuomet buvo smurto apraiškų, bet niekada nebūdavo tokie žiaurūs. Tarkim, tas smurtas gilėja. Svaidymasis vaikų žodžiais, aš tave užmušiu, yra dažnas dalykas. Smurtas žiaurėja. Žiūrėkit, juk skaitant vien laikraščius, jūs pažiūrėkit, tai ir suaugę labai žiaurūs. Juk suaugę taip pat labai žiaurūs, tai jų vaikai mato tuos visus siaubus. Vaikai mėgdžioja, vaikai modeliuoja situacijas arba reaguoja impulsyviai taip, kaip jie reaguoja. Ir, sakykime, jeigu vaikas yra matęs arba patyręs namuose smurtą, arba, nežinau, artimoje aplinkoje, arba mokykloje daug, sakykime, mato, kaip mušasi. Ir jeigu jisai žaidžia žaidimus, kur nuolat mušam arba šaunama į žmogų, tai tampa norma. Anot psichiatrės, incidentas Vilniaus mokykloje, kurio metu pedagogai nepajėgė nuraminti antroko ir apsaugoti kitus vaikus, įrodo, kad Lietuvoje nepakanka tinkamai parengtų specialistų galinčių dirbti su itin aktyviais vaikais, kuriems būtina skirti daugiau dėmesio. Mokyklai vaikas, kuris turi reikalingas jam mokyklos padėjėjo pagalba, yra našta mokyklai. Finansinė našta, daug darbo reikia, daug jėgų, daug meilės, daug kantrybės tam vaikui. Tai tikrai būtų kalba, kaip turėtų būti organizuojama. Juk kiekvienoje mokykloje tokių vaikų yra. Aš niekaip nesuprantu, kodėl neatsiranda mokytojų padėjėjų tokia sistema per Lietuvą. Kodėl to nėra Lietuvos mokyklose? Ir kas už tai turėtų būti atsakingas? Ir iš tikrųjų, aš manau, kad labai laikas apie tai šnekėti ir galvoti, nes tai yra, atrodytų, kad tėvai ateina su gydytojo rekomendacijom ir lyg prašytų kažkokios paslaugos, kuri nepriklausytų. Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė šią savaitę pareiškė, kad yra specialios mokyklos tiems, kurie negali mokyti su visais. Nepaisant psichiatrų aiškinimų, kad specialiosiomis vadinamos mokyklos pernelyg aktyvių vaikų ugdymų neužsiima.